Šiandien mes pradėsim ieškoti Bebrungo upės, ne? Taip, šiandien bandysim ieškoti. Lauksim šiandien su kateriu, ne ąžuolai? Jo. Tai gaila, nes aš jo su šito. Darė pripūstą, kur įsileidžiam, kapitonė? Ar ten? Ten? Jo. Nurodyk kelią, varom. Varom. Gerai, varom. Nurodyk, eik iš priekį, rodyk kelią. Varom. Varyk, greičiau. Tik nenusijung, nepradėjus plaukti. Čia, ne per tiltą. Per čia varom. Suruošta, maisto prikrauta. A ne? Jo. Dabar tu neįlipk į vandenį, palauk. Nu, prasidėjo mūsų plaukiems Platelių ežerų. Iškosėm Bebrungo upės pradžios. Tik mūsų plaukiems prasidėjo biškėlį ne taip, kaip turėjo, a ne ąžuolai. Jo. Turėjom iš pat pradžių važiuoti su traukiniu iki Plungės. Plungė persėsti į autobusą ir atvažiuoti čia į Platelius. Bet internete pasižiūrėjus grafikus autobusų, tai ten du grafiką. Vienas rodo po 11:40 autobusas, o kitas rodo autobusas, kad po 11, ne, lygiai 11. O traukinys pasirodo atvažiuojant į Plungį po 11:08. Tai skambinau į autobusų, tot Plungė sako, jo, sako, pas mūsų ir grafikas 11 valandų išvažiavo. Tai gavom atšaukti bilietus traukinį ir atvežė mumis čia su mašina. Paleido mumis čia Platelių ežerą pakraštį ir plauksim per visą ežerą į Kietą Posį. Gal sustosim saloje, ąžuolai? Jau kur ta sala? Tai čia vat jau viena priekyje sala yra, po to bus dar ten tų salų. O čia yra kažkas ir tai toje saloje. Turėtų būti, bet aš galvoju, kad mes varysim dabar visų pirma į Pilies salą vadinamą. O kodėl negalim tą? Nu, kad čia nėra, kaip išlipna, taip prižėlė. Nu, paieškosim, jeigu ir čia pavyks galėsim ir čia pabandyti lipti ieškoti. Gerai? Gerai. Manau, šitą pirmutinį salą. Tai čia, man atrodo, pasižiūrėjus palei žemėlapį buvo nedėdėlį. Tai neverta, man atrodo, nulėpti. Ir plauksim ten toliai. Tom salą patys toliausiai. Ir paskiau tada žiūrėsim palei žemėlapį, kur ten reikėtų nuplaukti ir surasti Bebrungą upės pradžią. Gal dar netgi ir pavyks šiandieną kažkiek tai paplaukti, kapitonė, ne? Jo. Nu ir bandom ieškoti. Ką kapitonas jau užkandžiauja? Nu, aišku, visokių skanumynų. Kas čia yra? Va, tokie agurkai, pomidorai, riešutų. Nu tai stiprinkis, nes reikės daug ir klaudą. O mes ten vat jau nuplaukėm teik dar tik tą. Tai dar turbūt plauksim toliai. Nu va, vieną salėkį praplaukėm jau. A ne, ąžuolai? Jo. Nu dar liko kur plaukti mums. Man atrodo, tos Pilies salos dar net nesimato, mums ten kažkokia kita. Nuplaukiam, žiūram. Pasirodo dvi net ten salas dabar. Po to pasižiūrėsim, kuri čia iš jų yra ta Pilies sala, įlipsim. O dabar priplaukim kažkokį mažą salėlį. Su kelias medėlės varom pažiūrėti, kas ten gero. Ar tu lipsi? Aha, lipsiu, pažiūrėsiu, kas ten. O aš nelipsiu. Nori lipti? Jo. Tai paremto, kad plaukiš. Tuoj, priplauksiu prie pat kranto. Čia visai jau seklu. Ir pažiūrėsim, kas ten yra. Čia išvis nėra. Nu, gal čia šis neina išlipti, čia tik tai žolynais užaugęs ir medis išlindęs. Tuoj pažiūrėsim. Dar datėmsiu aš tai verčiu. Parašyta Šončelio sala. Į kas čia gera. Tai mažiausia Platelių ežero sala. Jos ilgis 20 metrų. Nu, matosi du medėlė. Įtier. A ne? Jo. Kaip tau ten tus krūmus sekas? O čia mažiausiai yra. Nu tai Plateliai turi, matai, ne vieną salą. 1, 2, 3. Čia mažiausiai 4. Ten dar 5. Tai gal dar ten, kur nesimato yra. Nu, varysim pažiūrėti. Nu, praplauksim šį kitokių nendrių. Man atrodo, reikia pratempės, nes šiandien bus toks pat kemsins iš prita mūsų plaukimi. Kaip tu sakai, ąžuolai? Jo. Bus daug kemsinų, bet įveiksim šiandien dieną. Tai ne naktis, ne tamsu, tai pavarysim. Dabar tikrai svarbiausiai surasti tą Bebrungo upę.
Nu va, jau matosi jacht klubas. A varysim į jacht klubą? Jo. Nu, tai dabar kur varom iš pradžių? Į salą ir į jacht klubą? Į tą salą. Į salą iš pradžių? Jo. O gal pakeliui mums būtų į jacht klubą pirmų? Nelipsim ten, tik pažiūrėsim laivelius ir viskas ir varysim toliau. Ne, aš noriu pažiūrėti ten. Į tą. Salą. Jo. Nu, supratau. Mes varom į jacht klubą, pasiimsim koldūną, ne, tėti. Taip. Ir grįšim į salą, ten valgysim saloj. Pilies saloj valgysim koldūnų. Jo. Ar kažin rasim ten stalą, kur pavalgyti? Jo. Rasim? Jo. O lapės iš mūsų netims? Ne. Nu tai gerai, varom pasim koldūnų. Gerai. Čia jau jacht klubas, ne, tėti. Taip, artėjam jau ten prie mūsų tų koldūnų. Ten. Po kairė jau va tos ir salos. Jo, va ten. Jo, pasimsim koldūnų ir plauksim į Pilies salą pavalgyti. Jo. Na, daug bus. Nu, salos, sakyčiau, tos dvi labai gražiai atrodo. Jo. Taip, parodyk, pafilmuok, parodyk, kur jos tos salos abidvi. Ten. Jo. Nu, aš dabar galvoju, gal mums reikėtų prisiparkuoti prie tų burlaivių savo jachtą, kaptaką. Varom prie tų burlaivių, priparkuosim savo jachtą. Čia reikės prisikabinti tokį šnurelę, ne? Šnirelį pririšim? Jo. O, mes nepasimėm šniūro, kaip pririšim dabar? Ką darysim? Nu, temsiam turbūt į krontą. Netemsim, netemsim. Netemsim. Rasim. Pašauksim, kad atneštų mums koldūnus. Ne, susirapsim kažkokį šnurelį gal. Gal bus kažkoks kalėtis. Na, varom, pažiūrėsim. Ten yra jachta, išplaukia antene. Švaro jau irgi turbūt į salą. Jo, Nu, greitai, skuodžiai jie, ne? jo, greitai. Laisvino vietą mums kur pasistatyti. Jie šnurelį turbūt paliko Nes ten. mūsų tokia didelė būtų neįtilpusi. Dabar išplaukia įtilps į mūsų. Gerai. Kuri ten buvo, va ten turbūt, ne? Kur, sakai, buvo? Jo, ten. Na, tai varo. Nors parkuosi. Čia yra labai gražu, ne, tėti? Daug gražių laivelių. Jo, tokių. Čia yra variklis jaunas toks stovintis su laiveliu. Na, žiūrėk, pasikėlė būriai jie. Pasakyti. Su būriai švaro. Ten reikia dar tiek daug laivelių, matai? Jo. Čia koks variklis, štai koks. Gal palėtam variklį? Ne, kam tą variklį dabar žiūrėk, mums kur čia arčiau priplaukti. Ir tada varom. Ieškosim maistą. Parodyk, kur mes ten stosim. Va O ten. ten, į patį priekį nuvarom. Žiūrėk, ten nardo kažkas ant tai pelekai išlindė. Matai? Jo. Tik mes juos neįpultumėm, tuos narus. Pafilmuok narus. Matai juos? Ten narai. Kai iš širklo jiems nepataikytumėm. Atsargiai. Filmuoji juos. Jo. Ten tie žalia. Ten, žiūrėk, jis vienas apačioj parodyk, apačioj pafilmuok. O. Du. O, išvaro jį. Na va, į mes atplaukėm, varom valgyti. Nu tai kaip tave fotkinti? A čia gerai bus? Jo. Nu, nufotkino. O dar nori kur nors fotkintis? Nu. Nu tik neimkėm ąžuolai, čia ne mūsų. Mūsų baidarį priparkauta gerą, ten stovo dabar. Tik gaila, kad nebedirba, niekur koldūnų negausim. Pasidarė Nu, šitam sezonui. šiam sezonui. Dar kažkur. Žiūrėk, ant dar viena išplaukė. Dar galim kažkur pasifotkinti. Nu, kur tu nori dar pasifotkinti? Pažiūrim. Kur dar galėsim. Nu, einam prie tų laivelių pasifotkinsim gal. Galėjai sudai įeiti. Sakai, daug ranką padėsi nulipti. A prie ten tų laivelių, prie tų čia? Gal, be burelių. Nu, kur nori? Be burelių galėjai. Nu, var. Va, kiek. O gal čia leidžiu vadą? Nu, kad nėra ne vieno savininko. Kieno paklausti. Ką? Galėsi čia, galėsi čia, kažką čia, vadovauji. Tas raudonas neblogas, ryškus. Mėlynas, ne, yra abudu. Ką? Panašus netgi.
Gal tokie patys, tik tai spalvos skiriasi. Ten irgi kelias būrės jau varys. Koks juodas? Nu jis ne už tas atsakingas tėra. Kodėl? Nu todėl, kad jis už tas dviračius atsakingas. Nu varom, plaukiam iškoti tos pilies. Nu, einam paieškoti, gal kitur ten bus kokių žmonių leisi lipto. Varom. Tam ta sala, mažytė netėti. Čia jau kaip ir nemažytė, čia jau ta sala bus pilies sala. Jau ten lipsim ieškoti pilies liekanų. Gal dar rasim kokių rūsių, lobio, aukso, deimantų. Gal kokių kareivių piktų. Kaip ten bus dabar kažkaip? Parodysim jums. Jo, ką pavyks pamatyti, tą parodysim. Jeigu begrįšim iš tos salos. Nes jeigu mumis pagaus ir uždarys ten į ton salą, kas bus? Nežinau. Eina savo. Šauksim pagalbus, turim švilpuką. Parodė, kaip švilpuką švilpia. O, tai visi išgirs, kad reikia pagalbos. Nuvarom, čia tos salos žiūrėsim. Kur dabar plaukiam? Į tą salą. Kokią? Į pilies. Pilies salą. Gerai, varom. Varom pažiūrėti. Nu čia daug tų laiptėlių. Nedaug. Varom pažiūrėsim. Nu kol kas nesimato tų pilies liekanų, ne ąžuolai. Medis antai išpuvęs. Paskui tą kelią varom. Varom palei tą kelią. Jo. Taip eisim visą čia tą salą, prasivaikščiosim, ne? Jo. Kas tam per? Varom, pažiūrėsim, kas ten per medis toks išpuvęs. Didžiulis medis kažkada buvo. Jau kažkas ten buvo turbūt. Varom, pažiūrėsim. Turbūt ten buvo galių medis. Galių medis. Jo. Čia gal raganos rinkdavosi. Kaip randama. Čia gal raganų medis koks. O gal čia žaibas trenkė jį. Ne, čia buvo geriečių medis. Žodį kaip skaniai kvepia. Čia buvo, Miško. Čia buvo geriečių medis. Jo, palikom baidarį ten. Nu, įlipsi. Lipsi, nelipsi į vidų. A, tai dar į vidų nenorėjai lipti. Nu, į vidų lip dar, va. Kaip į namelį kokį. Nuvarom toliau ieškoti. Nu, čia vėl dar didžiulis medis. Paveikslėlį. Ką? Yra paveikslėlį. A, tai gal ten ir būdavo, tą pilis varom, patikrin. Kas čia rodo? Tai ką čia rodo? Ką čia rašo? Nu, pažiūrėkim, ką čia rašo. Reti augalai saloje. Matai, čia yra retų augalų netgi. Kokių retų? O reti tai yra baltai žydintis tuščiaviduris rūtenis. Ir tuščiaviduriai rūteniai dar kažkokie tokios spalvos. Nu, varom, pažiūrėsim. Kol kas nesimato tos pilies. Bet medžiai tai jau laiko matę, ne? Didžiuliai visi. Nu, tai žmonės ateina taip kaip mes, o čia pasivaikščius, pažiūrėti, žiūrėk, dar nupaišyta netgi pilis ant medžio, žiūrėk, mėlyna. Jo. Tai, ten dar kažkas pažymėta yra kortelė. Varom, pažiūrėsim, ką ten rašo. Ir kelio daugiau nelabai čia kur bėra. Baigės kelias. Kodėl čia baigėsi? Užžiūrėk, parodyk. Piliavietė, tai čia ir buvo ta pilis tipo. Matai? Kodėl čia tokia buvo? Ir buvo pilis. Va, šitoj vietoj mes dabar esam. Ir čia va buvo pilis. O kodėl dar negali vaikščioti čia? Ką? Kodėl dar negali? Ai ne, čia žiūrėk, mes esam va toj vietoj, ne taip pasakiau, va čia buvo pilis ir mes dabar čia esam, o čia seniau būdavo tiltas, matai, visas perindavo. Iš čia, va, o čia dabar buvo, čia kur varim koldūnų nusipirkti, bet neturėjo jie turbūt. Čia toj vietoj dabar yra ta. A ne? Ai ne, mes varim va čia koldūnų, iš čia atplaukėm, o čia seniau buvo tiltas į kaimą. Gerai. Išsiaiškinam, nuvarom ten dar tiltą, man to ne tiltą, o kelią. Varom pažiūrėti? Jo. Nuvarom pažiūrėti. Ar tu girdi, kažkas puškuoja? Jo. Tai kas ten gali Kas ten puškuoja? Varom pažiūrėsim, kažkoks kaip garvežys, kažkoks garlaivis. Eik. Eik, taip garsiai.
Nu, dar skaitos burlaivis, ne? Žiūrėk. O burzgė kaip. Žiūrėk. O tai čia su... Žiūrėk. Kas čia buvo? Paukštelį kažkokį jau nudaiguoja kažkas. Vanagas kažkoks tai. Gerai, man tara. Oi, ko burzgė. Nu, O čia tik buvo iš tokių niekamų, kad čia padarė, kad čia buvo, kad nesugriūtų pilis, seniau, kad kur dar būtų pilis. čia buvo toks skardis, kad būtų lengviau apsiginti nuo priešų. Taip. Ant krašto pastatė pilį, aplinkui turbūt tvora buvo pastatyta ir kad būtų aukštas toks kaliniukas, kad jie neužpultų. Pažiūrėk, kokia čia skylė yra. Jo, ir čia skylėtas. Gerai. Varom. Var. Tai kelias. Čia turbūt tie medžiai, kuti pažymėti, kur su to pilies ženklu. Čia yra irgi. Čia turbūt ir būdavo dar kokias nors. Tokia didžiulė buvo įga. Ne. Reikia dar vieną matais. Galėtų atstatyti kokią medinę padaryti tokį. A ne? Čia buvo pilies, o kas čia, o ką čia darė? Žiūrėk, ten dar matau kažkokį kortelį vieną parašytą. Varom. Va, pažiūrėk. Kas ten bus parašyta? Aha, va, pažiūrėsim, kas ten parašyta. A čia... Kas ten bus parašyta? Čia kemsynai, bet ne upėje, ne ąžuolai. Laukiam upę kemsynais visokiausiai, čia dabar miškų kemsynais aikštė. Gali būti. Kas čia parašyta? Plačialapė plikūnė. Taip šis medis vadinasi, nu bet jis didelis. A jie gali paliesti? Nu, aišku, kad gali. O tai samanom jau irgi apaugęs. Medžio kilimu. Nu, pačpinėja ir užtek. Aš tave nuėmsiu, kad tai būtų... Ai, tai čia žiūrėk, aš netaip supratau. Čia ta ir vadinasi, va tas čia va. Plačialapė plikūnė. O čia yra visas ąžuolas. Čia aš esu. A, jo. Tavo bendravardis, ar ne, ąžuolai? Labas ąžuolai. Man sekė apsikabinti rom. Jėgų gausi. Jėgų įgausi. Nu, tai gal varom. Palauk. Čia jūs nukentėjo nuo audrų. Žiūrėk, didelio šakos nulūžo. Ateik, tėti. Ir ten dar patrūko. Ateik, Nesimato. tėti. Pažiūrim gal. Dar varom. O mūsų baidarė, kažkaip nieks neišplukdins. Ne, taip gali. Piratai kokie? Kokia? Ko, nežinau, kokie priplauks, pasimti, nuplauks. O, žiūrėk ant tą paparčių krūvą augia. Kas? Paparčių krūvą, Kas tą paparčių? kur per joninės reikia ieškoti paparčio žiedą. O tas paparčių žiedą? Nu, ten sakė, jį labai sunku rasti, beveik nieks neranda. Nieks neparodė, kaip jis atrodo. Per joninės reikia jį ieškoti, va, žiūrėk, čia tai paparčiai. Kiek daugybė jų čia reikės. Gal per joninės naktį atvaryti ieškoti paparčio žiedą. O gal dabar negali. Sakė, jis labai daug laimės atneš, tada jis te žydė. Ką? Tada jis tada te žydė, matai, čia kiek tų paparčių. O kas čia žauga? Žiūrėk, ten kortelė, kaip tik bus turbūt apie tos paparčius parašyta. Bet čia kiek jų daug, ne, gražiai atrodo. O gali jas liesti? Nu, galiu paliesti. Ne. Ei, papartis. Tėti. Paupinis jonpapartis. Kas tas? Jis taip vadinasi. Tėti. Mm? Žiūrėk, iš ten išaugs tas žiedas. Iš kur? Iš ten tų raudonų. Iš tų raudonų ten, ne, yra. Nu, bet neblogai atrodo, kaip kokia džiunglė. O ne, kaip džiunglės, per filmą, kai rodo per tokius papartynus praeit. Žiūrėk, ten užaugs. Nu, praeik, pažiūrėk, jeigu nori arčiau. Per tas džiunglės, varom į džiunglės. Dinozaurų turbūt nebus. Ten užaugs, man atrodo. Ką? Na, čia. Šakos ten tik tai buvo, ne? Įsitikinai, nu tai varom toliau. Toliau varom. Nu, varom. Kur takelis? Toliau ves mamas? Ten ir eisim? Papartis, labas papartis. Varom. Papartis. Tai ten dabar, man atrodo, jau ir viršų mums grąžinat, gal jau. Ne, Tiek ir tai yra. Gal Mes ten? čia atėjom. Gal. Nu, čia ta kortelė, va, matai, čia ta kortelė pažiūrėjom. O gal čia dar? Ne, tai nebėra tako. Aš sakau, čia tiek tėra. Taip, palauk, tėti, einam per šitą. Nu, mes per čia atėjom. Palauk. Ateik. Nein. Turbūt čia dar kažkas galėsime. Nu, mes jau čia vaikščiam. Tai mes čia darom. Ką? Mes čia vaikščiam. Nu, mes čia vaikščiam. Čia buvo. Vadėl čia tokia didelė pilis. Buvo, kad jūs ar mes. Turbūt daug gyventojų buvo, dėl to ir buvo didelė pilis.
Negriauk, varom. Neplėšyk. Nu kaip, po seną didelę girią vaikštama, ne? Jo. Didelių brandžių medžių. Mes būsim mėgti. Bet mums reikia neužmiršti, kad mes esam pasiryžę surasti Babrungo upę, tai gal nebe. Varkim labai čia daug, varom ieškoti tos upės. Palauk, Dar turėsim ją praplaukti, neužmiršti. palauk truputį. Čia reikia. Aš jam paskui pakelį. Nu tai tos takėlis čia gal vedžiu dar vis deinui. Galime pasikrist. Paparčiai. Jo, visur paparčių pilna. Tai kas nežinot, kur iškot paparčių žeidų, tai galite atvaryti čia. Turėtumėt rasti per Jonins, ten tai išės. Paparčių krūva tai tikrai bus. Čia dar jeigu su kokį Jon su Janina, tai gali palapėnį pasistatyti. Praleisti laiką, radėjant papartį. Arba pagaminti papartį patys žeidų. Va, matosi kitas krantas. Kažkur turėtų būti. Žiūrėk, ten žuvis duodas. Gaudo kitą žuvį, žiūrėk, matai? Jo. Tai einam toliau pasitakelį. O tai mes čia dabar dar klaidžiusim tiek ilgai. Mes baidarės neberasim. Nuvarom. Bus mūsų baidarė išplaukus. Aš žinau, tėti. Ką? Čia aplink ratūriai. Nu ar pavyks čia aplink ratu apeiti, aš tai neįsivaizduoju. Bet žiūrėk, čia dar vieną radom mėlyną tą Ką? pilies ženklą. Kur? Medį. Čia dar Tai čia gal tu gerai mane vedi? Ką? Jo. Nuvarom ieškoti toliau. Va, kažkas telefoną pasidėjo, bet mes jį ir paliekam. Turbūt gal ras. Arba ateis ieškoti. Varom toliau, jeigu kas nors pametė, tai ieškokit pilies pakraštį. Varom toliau. Mumis vis ved kažkur tos rūdyklis. Tai jau davęs taip, kad mes, man atrodo, ir nebeapeisėm čia niekur. Tai jau prieisim prie kokį nors kraštą. Arba kemsyną bus visai. Dar čia tokia atsadu. Dar pakelį. Dar eisim? Nu, varom dar. Nu, varom, va. Einam, man atrodo, kad kažkada kelias čia baigsis ir mums reikės grįžti tau keliu. Gal apsisukam jau dabar? Ką? Ne. Varom visai. Ar tu bijai? O tu ne? Ne. Nu, tai ir aš nebijau. Aš truputį bijau. Bijai? Tai nebijau. Nebijau. Kur tau? Kas čia? Čia bus čia paprasčiausia sala. Ir medžių privirtus visokiausi. Neraminai mane. Nu tai kad čia nieko, ažuo. Čia net ni zuikių, ni tų nerastum. Tai saloj čia nieks negyvena. Varlių nebent gal į kur nors. Arba paukščių kokių. Truputį greičiau. Kas čia tokį didelį sraigį? Nu ne mažas raigėlį. Nufilmavau. Tai nufilmavau tą sraigį. Dabar aš tai paimsiu ir... Tai neimti, tegul gyvena jį. Nufilmuok. Štai kokią didelę radom. Eina savo, Tegul kaip jį- dinozauras. Tegul jį čia gyvena. Jo, tegul gyvena, varom. O, čia biškį pagerėjai. Taks. Gal čia... Ei, tėti, dar vienas parašytas kortelį. Dar vienas. Ankstyvieji gynybiniai tvirtinimai. Tai mes dabar esam toj vietoje, kur buvo gynybiniai tvirtinimai. Tai čia reiškia, aplink visą tą salą ir buvo visokiausi. O kur čia mūsų veda? Ką? Kur čia mūsų veda? Išvarėm paplaukiot, varinėjom po mešką. Miškė iškom Babrungą, ne ąžuolą. Jo. Tai gal varom jau pagaliau plaukti ir ieškoti to Babrungos. Ne, palauk. Aš žinau, kad... Visą turim tą salą išvaikščioti. Jo. Nu gerai, vaikštom. Gal rasim ne tik grybų, ne tik telefoną. Gal dar rasim kokių gyvūnų. Meškų. Meškų, tigrų, lapių, vilkų, šernų. Visko, a ne? Ir zuikio. Zuikį tai vakarienį pasimsim. Vakariniai zuikiai. Ne vakarienį, bet pasimsim. Noriu, kad... Na, gaila, kad morkos neatsėdam. O taip laikytume morką. Zuikis jau galvotų, čia morka. Ai, zuikis susimanytų morkos tavo. Jo. Ir mes eitume į baidarį įsišokti. Į baidarę. Ir parsiplaukdintumėm, numiai. Jo. Augintumėm. Jo.
Geras. Nu varom ieškoti, gal rasim ant zuikį. Tu da morkų turi, baidarė? Turi? Ką? Tai turi, man atrodo. Nu tai varom. Nu va, apėjom visą salą, apžiūrėjom. Gal visai į nieką. Tai dabar jau turbūt plauksim ieškoti babrungą. A ne? Žiūrėk, ko čia galėjo rasti. Visko radom. Į grybų. Žiūrėk, ko čia galėjo rasti. O, deinėlis visai gerą palieka. A ne? Nu tai ir varom. Laukiam ieškoti. Nu, pasižiūrėjau dabar truputėlį palei žemėlapį, kad mums dar daplaukti iki babrungą. Pradžios dar toliai, labai toliai, bet turbūt tiek pat gaunas atstumų, kai dabar plaukiam nuo pradžių iki tos salos. Bet paspausėm gazą, ane ąžuolai? Ar pilna burna negali kalbėti? Jo. Nu tai kramtyk tą sumuštinį. Tai ir tada jau žiūrėsim, kas ten per situacijai. Ar labai stipriau žėlė, ne labai stipriau žėlė. Bet vilčių daug nededu, kad ten bus gražiai viskas. Ko gera tieks arba labai daug tumpyti, arba netgi išsileisti. Pasidėtum pečių ir prasineštum baidarį. A ne ąžuolai? O kaip aš? Nueisiu tu kažkom kartu su manim. Bandysi, žiūrėsi, čia gausi. Turėtumėm plaukti ten, tarpelis turėtų atsirasti ir praplaukti. O išplaukėm iš ten. Tai dar netoli nuplaukėm, bet daug maž pasižiūrėjau palei žemėlapį, kad va ten mums reikėtų lysti, o ne ten, nes ten kaip ir baigas. Nu tai ten bandysim šauti ir surasti vietėlį. Oras visai pasaka, žmonių pilna. Visi mėgaujas. Tai ir mes pasimėgausim. Tik pasimėgausim. Sudėtingas plaukimas. Upė! Plaukam, plaukiam. Va ten paliekam mūsų tą. Ne tą salą, ten neapsimatai, jau truputėlį kampelį ten tą salą ir čia jau kitą salą ir. Tai mes jau išlindom iš po to kampo ten, kur nesimatė. Ir dabar turėjom ten kažkur varyti. Irgi kažkur pralysti ten ir toliau ieškoti, kur ant ten nuplauk. Tai kapiton dabar pažglaus, pasidarbaus. Aš pasidėsiu, pailsėsiu. Tai tu darbuokis, gerai, aš biškį nusnausiu. Gerai. Gerai, čiau laban. Nu jau už porą svingių išlindom siauresnį veitą. Tada va dar porą vingių turėtumėm įveikti ir jau rasti ton ar užtvankėlę, nubėgėmą. Nežinau, kas ten bus dar iš tikrųjų tiksliai. Nors esu važiavęs, bet neblabai atsimenu, kaip ten ir padaryta. Tai pažiūrėsim. Lyg ir jis tas toks nubėgėms padarys. Lyg ir mačiau. Neužfiksavau tiksliai. Tai pamatysim, kas ten bus. Apžėlė turbūt. Į kokią pusę suksim? Dabar varom tiesiai. Matysim, kas ten darysis. Ar į tą pusę suksim? Nu tai kokia tam pusė? Kairė. Taip, į kairę. Varysim. Iš po to posakio žiūrėsim, kas ten matysim. Gerai. Nu va, už posukiaus. Jau matos tokį kaip turi įlankėlių turbūt. Ten turėtumėm prasibrauti. Ir jau turėtumėm kaip ir matyti. Aš tikaus, kad tik žmonių daug nebus, kad ten nereikės tempuro nustumpytais. Bet Aš tikiuosi labai, kad ten bus ir labai daug žmonių. A ne? Kodėl? Aš labai tikiuosi. Nori, kad daug žmonių būtų? Nu, žiūrėsim, pamatysim. Va, žiūrėk, jau praplaukėm tą vietą ir tuoj dabar reikės turbūt vėl pažiūrėti kokį žemėlapį, kur čia reikia vėl lysti. Ne, žiūrėk, ant tai jau kairiai pusėje matau žmonės. Tai va ten mums reikia O turbūt gal nusigauti. nėra užtvankos? Tai dar nesimato jos, turės būti kažkas. Kas? Nu, varom, pažiūrėsim. Kas ten gerai matysims. Nu, va, iš ten kažkur parplaukėm, jau čia sukam. Vėl išputuokį, vėl kažkoks matos. Sukteis reikės kažkur. Palei žemėlapį truputėlį žiūrint Google Maps, tai čia turėjom kažką apteisę, matyt, biškį prižėlis ir tai biškį vargstam. Gerai, kad turėjom ton žemėlapį, nebūtų žemėlapės, tai čia turbūt būtumėm jau pasiklydinti. Bet jau artėjam prie to. Na va, čia kažkur dabar jau turėtumėm sukti kairę. Jau turbūt gal pradėsis matyti kas nors. Žiūrėsim, kas čia bus už to posukiaus. Užplaukėm, už posukiaus, o ten pasirodo dar kiek reikia plaukti. Kažkap tas žemėlapis, nežinau. Žiaurė bloga roda. Va, savo išlindom ir iš karto savo burlaiviuks su mergų pilna.
Bernvakaris, mergvakaris. Fotosesijai dar. Tai gal netrukdyt. Ąžuolo gal prisijungiam prie merginų? Ja. Prisijungiam? Ja. Nu, bandom priplaukt, žiūrėsim, ką sakys. Pasakysim. Ką? Pasakysim. Žiūrėsim, kur jūs čia plaukia. Gal jos čia užplaukė į seklumą, užstrigo? Yra vienas. ateina. Mums dabar reikia žiūrėti, kur reikės įsileisti. Tiksliau išlipti. Labą dieną. A mums bus veids prisišvartoti? Varom, plauksim arčiau, pažiūrėsim, kaip tai užtvanka. Parplauksim, čia prisišvartuosim. Nu, žiūrėk, ąžuolai, priekyje, va. Babrungas netgi užrašytas. O kas ten yra? Ten toks. Kas ten toks yra? Va. Kas ten toks yra? Ten yra ta užtvanka. Gal tokia mažyta? Va, ten ir išteka babrungas. Radom, ąžuolai, radom. O kai mes čia plauksim? Tėti. O tam gali pasižiūrėti ją? Nu, tai už viršų užlipsim ir pažiūrėsim, kaip ten atrodo. Dabar tai tau prie, va, iš apačios parodysim, kaip atrodo. Ne, aš Va, nenoriu. viršų matai ir užrašyta babrungas. Radom. Nu ką, ar čia bandom prisitraukti, ar ten prie to tiltelio? Prie tų merginų, ar čia lipam? Bet tų merginų. Prie merginų. Na gerai, varom prie merginų. Čia yra išlipti. Čia lipam? Jo. Nu gerai, tada netraukdam lipam ten. Bet čia mums blogai bus susipakuoti, mums reikia ant tiltelių. Reikia ant tiltelių tam, kad mums reikėtų ją susiglausti. Ten išleisim ją, supakuosim ir nešimės. Gerai? Gerai. Tai mergina, ne? Vis dėlto, ne? Tai mergina. Labai tas kaip man. Eini, išplaukit, atplauk. Dar prie tiltelio. Lauk, aš išlipsiu, pakelsiu tave, gerai? Kiek tau bus? Pakalbinsi? Pamojuosim, atsisveikinsim. Gerai. Žuvyčiai, žiūrėk, plaukė čia. Matai? Na gerai, dabar išpilkim vandenį. Išpilsim. Hala, pasidėsim ją čia toliau. Ten kaip Titanikas skęsta ten tavo. Ten jau skęsta kaip Titanikas, aha. Jo. Nu tai jau išpilsim tam. Daiktų išsitraukti. A čipsų nori? Ką? Nu, mano karštė. Nu dabar nieko aš nepadarysiu tavo. Žiūrėk kaip. Žiūrėk kaip mano. Ne, jį reikia kirpti, kai grįšim, nukirpsim. Dabar palauk, tu išpilsiu. O ką sakai, nereikia pakirpti. Atskaudžiai bus apie
Jeigu tai kirpsiu bus neskaudžiai, im čipsu. Dabar kai kirpsiu, jeigu plėščiau būtų skaudžiai, bet kai kirpsiu namuose su žirklėm neskaudės. Visiškai. Eik ten atsisės dabar. Užkančiausia. Ai, o gal einam iš pat pradžių pažiūrėti, kaip ten atrodo? Kur? Ten. Taip. Varom. Nu, aš basom. Jo. Ai, tu basom esi? Tai varom. Basom gali eiti. Nebus rykščių. Baidarė pasiliko mes ten ant tiltelį, va, kur matosi. Įvarom, pažiūrėsim, kaip ten atrodo, bet man atrodo, kad čia jau reikėjo iš karto pakuotis, bet nuvarom, apžiūrėsim. Are? Jo. Patikrinsim, kaip ten atrodo. O čia vietėlė visai nebloga. Jo. Čia galima atvaryti, jeigu užtaiką, kai jeigu nieko nėra, palapėnį pasistatė, kas šioks yra. Čia gal yra privatu, gal iš tikrųjų, neaišku, bet visai fainė čia. Ja, čia jų ir yra, ne? Jo, kon tik mergų krūva buvo, ne? Jo. Nedrįsim daugiau šnekinti, tai išplaukį, varom pažiūrėti ant babrungą pradžią ir varom kažko galvo daryti, ne? Jo. Aš galvoju, kad gausis mums žygis. Dar pėsčiom paeiti truputį. Aš turiu irgi čipsą. O, dar biškį paužkandžiaujam. Va, priėjom ir yra spyno. Tai čia turbūt privatu. Kada įsek? Dabar nežinau, kaip reikia išsinešti tą valtį mums. Ai, čia užakinta. Jo. Pasirodo, čia į privatų patekom. Čia viso ar tvorą. Tai reikia mums kažkaip tai plaukti į priekį. Gerai, kad dar neišsileidom tos valties. O, palauk, gal čia praeit kur nors. Puikiai tiesiog neįsileido mane. Aha. Siaubas, o visur užtverta, bet kaip, taip. O, čia kažkoks šabakštins padaryts praėjimu. Palauk, tu neik čia da. Ar aš čia praeičiau, nepraeičiau. Su savo didžiausiam tašim, jeigu ką. Nu gal ir pralyščiau kažkaptina. Nes vis tiek, arba ten reik išsitemti baidarį į viskas. Tai aš galvoju gal, kad tada čia tai šabakštynais. Kur tu išbėgi? Kad tas šabakštynais. Ai, šelda, degint. Nežinau, kaip čia dabar padaryti geriau. Būtų paprasčiau. Ten irgi galėtų ton skardį ištemti, bet... Nu, žiūrėsim. Matysim, kaip čia gausis. Dabar varom pasistiprinti čipsas. Varom vis dėlto į tą vandenį. Simesim, nuplauksim, pasižiūrėsim, kas ten gera. Tada matysim. Nu va, tai vis dėlto įsitraukėm arčiau. Nereikėtų kampytės tik toliai. Sutėmsiu čia į ton kalną šanon. Tai lauksim. Eisim pažiūrėti, kas ten. Irklas. Irklas įkrito. Eina savo. Nu va, varom, pažiūrėsim. Kaip atrodo tas babrungo. Babrungo pradžia. Siaubas, ane? Jo. Eina savo. Ojojoj. O tas ojojoj, jūs pažiūrėkit, neįmanoma. Čia pradžia plaukti. Va iš čia jis išteka. Štai pasidirbėm baidarį. Nusileidžiam. Jo, varom, pasižiūrėsim į apačią. Duok laikyti, nebijok. O šniokščiai jau garsiai. Oi, kiek čia daug litrų vandens bėga. Va. Babrungas. Nu nieko, dabar susipakuosim baidarę, nešimės ant pečių, palei žemėlapį pažiūrėjom, kad ten turėtų būti dar vienoje vietoje, kur su keliu kertasi, tai gal ten ir mes pamatysim, kad bus geresnė situacija ir įsileisim baidarę, taip? Jo. Varom, pažiūrėsim dar čia biškį priekį, kaip atrodo ir varysim. Kapitonas netikėjo, kad galėm čia, tiksliau, kad negalėm čia praplaukti. Unsen, sakandam, pažiūrėti, vis tiek sak, reik plaukti, nes nenori eit piškom, nes nusimato čia, pasižiūrėjus apie 2-3 kilometrus iki Pirmutuniaus upės kirtėjimo su keliu. Bet tai čia tikrai neverta plaukti, nes čia neplauksiu, stumsiu ir net nepastumsiu, nes čia visiška užėlė. Čia bus. Žvejoti draudžiama, privati valda. Ką sakė?
Privati valda žvejoti draudžiam. Važiuoti. Žvejoti. Važiuoti. Nu, o tiltoks gražus padaryts. Bet savo. Einam ant tiltuko, pažiūrėsim. Bet čia. Kas ta vaiktų? Siaubas. Net iš tos posis, o. Vai. Giliaus mūsų baidarė užtektų per akis, čia mes praplauktumėm kaponą. O, susipakavom, parodai, ką neši tu. Aš čipsus, Ir ką dar? šautuvo vandens. O pas monis likusi visą kitą mantą, tai susidėjo baidarį, trivietį, daiktą visi, drabužė, mais, Gali mane nufotkinti. tas fotogeniškas. Varom, vėliau nusifotkinti. Nes dar liko apie 3 km eiti iki pirmutinės Babrungo sankirtų su keliu. Gal daisim tuos 3 km. Ta baidaris vers 17 kg. Bet su visko susikrovusi, dar vieną tą špelną pasiemus, tai aš nežinau, kiek čia gaunas, bet tikaus nueida. Nu, tikėkimės naisi mane. Ne. Na gerai, varom. Pirmutinė 20 metrų, Ei, kas tam? jau tas. Kaptus 3 kilus reikės, net aš nežinau. Šliaušiam turbūt, arba mes jam kur nors paslėpėm baidarį. Aš šiandien pasakau. Indieną sutikom, ne? Ką? Indieną sutikom. Jo. Kas ten per indieną? Ar gali pasakyti? Ne, aš neįsim per tą kelią, einam, kur yra tą kelių ir viskas. Kas ten per tas indieną? Arklį. Ten medinis, matai, išdroštas. Pažymėta gatvės turbūt numerį. Mandriai taip sugalvojo jie pasidaryti. Ten indienė, netgi ne indienas, iš vis mandriai. Vyruk, zato ar jėgų laksta daudas? Sakau, turi dar jėgų, dar lakstai. Pas monis jau tos jėgas senk, nogara linkst. Bet nu kap nors daikėm, bent liktos pirmos. Atšakos pažiūrėti, kas ten gauna. O paskiau jau matysim. O kiek dar liko? Liko dar daug. Nu, bet kaip nors. Nu, vis dar einam. Dar vis jėgų yra. Staptelėjom po saldainį suvalgėm, ne? Kokį saldainį suvalgėm? Kokolinį. Skanus buvo? Jo. Ir aš sakyčiau, kad neblogai. Nu, ir pėdinam toliau. Dar lieka apie kilometrą. Tai ir įveiksim. Nu, va, jau kapinu švietėms jau. Ant priekį. Bent ženklas Babrunga užrašyta. Tai ten tas malūns senasis turėtų būti. Tai jeigu malūns, tai ten turėtų būti automatiškai ir gilesnį vietą, bent jau kažkokį tai. Tai gal ir praplauksim jau toliau? Taip. Ar ten užtvankėlė? Nu jo, užtvankėlė ten turėtų būti. Tai gal dabar ir lėksam? Kaip saka? Galėsim užlipti ant užtvankos. Nu tai varom, apžiūrėsim, mes gal iš ten ir išplauksim jau. Varom. Nu visai jau priartėjom. Čia tas Ir tom posi pažvelgus, tai karklyna. Nu bet jie turėtų būti prieš užtvanką. Turbūt. Ir ten turbūt bus jau viskas gerai. Galėsim plaukti, ne ąžuolai? Taip. Ar tikrai? Jo. To įsitikinsim. Nes atrodo, kad žolių nėra. Nu čia tai gerai, kad mes ten ir net nebandėm, nes jeigu čia vėsas toks būtų buvęs, tai kur čia 3 savaitės būtumėm ten tempint, baidarį, tai nepartampint, nors ten tuliau ant to biškį. Žolių nebebuvo. O ta eina savo ąžuolą, žiūrėk, kas ten. Vėl žolynai. Jau čia reikės dar iki vienos užtvankos. Ne, nebeisim. Nebeisim daugiau. Skambinsim pagalbą. Neskambinsim. Naudosim pagalbos skambutį. Ne, neskambinsim. Nes ten viskas, neįmanoma plaukti. Bandysim žolynų. Užžėlė viskas. Kokių pasirinkimų mes turim? Arba skambinti, arba bandyti eiti iki kitos dar ten tos vietos. Eit. Nu tai varom, dar čia apžiūrėsim, iš tikrųjų įsitikinsim. Varom, pažiūrėsim, kaip ten ta užtvanka atrodo iš arčiau. O vidurį čia negali eiti. Kad Žiūrėk, neįkristų, tik neįkrisk tu ten. žiūrėk, kaip čia atrodo. Ir ten. Ar ir kas nors nėra? Nesimato čia dar. Einam jau iš tos pusės pažiūrėti. Einam per čia. Pažiūrėsim. Stop, atsargiai, mašinas važiuoja. Einam, pažiūrėsim per kitą pusę. Čia uždaryta. Nelabai prieisimės čia. Bet ten apžėlė, nėra ąžuolai. Ar varom toliau ieškoti kito dar susikirtimo? Varom. Vat malūns. Gražus. Nu ko, bandom ieškoti, ten dabar bus ilgiau veitina, bet bandom. O jo, priekyje yra autobusų stotelė. Gal bus grafikas? Jo. Kapitonas sako. Gal dabar atvažiuos autobusas
už kokią 15 minučių. Už kiek? A ne? Nu, važiuosim su autobusu. Jo. Ieškoti Bobrungų upės. Einam pažiūrėti. Nu, varom, pažiūrėsim, ko ten gero mums parodys tas grafiks. O, kur mes buvom Bobrungėnų vandens malūnė. Atrodo, čia irgi iš Gražėko vandens ir, bet ten toliausiai nebe. Žiūrėk. Mes dabar esam, kur mes esam čia. Platelių ežeras ir mes iš Platelių ežero prasidėjom va čia. Ir šitą tas, va ir. Tai mes čia. Va dabar buvom čia prie to malūno. Ir dabar mums reikia eiti. Čia dabar reikia eiti. Nes mums va čia vingion. Ir čia, o žiūrėjau, čia išsiskir. Ai, čia partija, kits. Ne, nu. Palauk, kapančiai. Ir čia bėg, mes čia susitikom. Dabar eisim čia. Ir čia tada mums pamatysim. Ir tada mums turėtų bėgti šitą Bobrungas. Tai kaip čia dabar? Ai, tai ne tas, mums dar reikės eiti iki čia. Čia su mums susikirsti. Ne, tai čia žiauriai dar toliai mums eiti. Tai čia dar viena upsytek. O mums reikės eiti iki pačia. Ar einam? Nuo čia iki čia. Čia susijungia upė. Jo, žiūrėk, mes dabar ėjom iš čia, atėjom iki čia. Dabar toks pat atstumas lieka eiti iki čia. Ar einam tiek pat dar? Ką? Einam? Pasakai, kapitonė. Einam. Nu tai varom. O, radom žemėlapį. Tiksliau surašyta darbo dienomis ir antradieniais, ketvirtadieniais. Tai dabar yra dar vienas be 5. 4. Dabar tiek būtų mums. Norėks palauk, gal prūtėnų vežant, sako kaip nors. Vilties yra, kad autobusas už 5 minučių turėtų būti. Ir jeigu mums važiuosi be Bringėnus kažkur, Bubringėnus, tai mums ir pametėtų ten. Bet antrą medalį pas, neturėjom pinigų. Tik kortelė. Gali leisti. Autobus nemanau, kad leidai. Nu, dėl viso efektų palaukiam, ko darys. Galim nueiti vis tiek. Jeigu autobusas net važiuos. Nes pasižiūrėjom, lemba, čia rodo, kad be 5-4 turėtų būti, bet ar nebus kokį darbą dienom, kad čia važiuom. Nors nerašo darbo dienomis, bet jo vyra po 3:58, 4 minutės, nu bet gali truputį vėluoti. Tai dar palauksim 5 minutės. Jeigu nebus po 4:05, tada jau eisim pieškom. Ar atvažiuoja? Klausi, palauk. Dar ne autobusas. Suprato. Va, mūsų autobus nuvažiavo, pasirodo, nuvažiavus teisė, mūsų į ton kaimą nenuveš. Tai, palikom nosis nukabinint. Varom toliau. Suprato. Nu ko, varom vėl toliau piškom. Paliekam ton stotėlį. Įžygiauja mane? Jo. Var. Nu va, daėjom iki Bobrungėnų do sankryžos. Druošiam dabar žvyrkeliu. A ne? Jo. 2 kilometrai iki to posukiaus kažkokį. Tai reiškia, mums ten iki tų įreik, net posukiaus nežiūrėjau palei žemėlapį. Ten nereikia kažkaip su sankryža. Ne sankryža, o posukį, Marsgalinį. Tai ten ir bus. Tai 2 kilometrus dar žygiausiam. A žygiausiam, Ąžuolai? Žygiausiam. O tai gal jau skomina, mama? Ne. Dar einam. Jo. Nu gerai, varom. Šiandien bus einam. Nu tau žvyrkeliu dar vis pėdinam. Kapitonas vis dar vara. Irgi plauk žvyrkeliu, a ne? Jo. Jeigu turi da? Jo. Nu tai gerai. Nes kur be pažiūrėsi, žvyrkelis vieno pusė, žvyrkelis kito pusė. Aplinko mišką, nu beveik apupis. Čia įsivaizduokim, kad mūsų upės vaga, ne? Jo. Plaukiam aplinko mišką, tiek pat kaip ir upė plaukiam aplinko miško. Jo. Tai tepi čia. Aš tik galvoju, kad tus 2 kilometrus ten praeisiam, dar neaišku, ar ten tas posūkis ir, bet jeigu ir praeisiam tus 5 kilometrus, jeigu ir ten bus užėlėn, nu bus košmars tada. Nes paskiau to posūkiaus ten bebus tik ta prie plungį mažeikia kelstis. Nu ten neves važiavęs ne kartą, tai mačiau, tai tikrai praplaukti išeitų drąsiai, bet
tiek reikėtų nueit, kad neverta, man atrodo, šiandien bebūtų. Tai nebent bus pati didžiausia viltis, kad čia dabar bus įsileist gerą ir plaukt bandyti. Bet dabar yra apie 5 jau tu jo. Temst irgi greita. 8 valandą jau vis tiek bus aptemien ir jeigu bus daug medžių, tai ten irgi bus tamsu. Jo. Kaip bus tada? A vis tiek plaukiam? Jo, vis tiek. Nu tu mani šiorpini. O gal jau skombinam kam nors? Ne. Vis tiek varom. Kas čia parašyta? Miškų gatvė parašyta. Mes miškas jau einam. Miškais varom ir miškų gatvės parašyta. Man atrodo 2 kilometrų sankryžų mes praėjom. Bet tai reiškia, nes tą sankryžą buvo. Net neapžiūriu ton žemėlapį, žinau, kad teisė, tai ir einam teisė, bet dar reikia daug turbūt. A ne? Jo. Na, varom. Kon tik pravažiavo 2 mergiek su dviračiu. Pabandėm paklausti vietinis, bet pasirodo ne vietinis. Iš Plungės pačios buvo vienas 2. Tai sakoma, įmanoma šito babrungų praplaukti. Steikonos iš tos posės parvažiavo, kur taupisi. Sak, nelaba. Tai mes išgirdėm ten žodį nelaba ir dar pasak tik pabraidyti. Tai iš daliais ir nudžiugom, jeigu pabraidyti, tai reiškia neapžėlusi. Tik nebus sraunios arba gilios, kad praplaukt, bet bent pratėmti. Mums gilaus ir nereik, mūsų grimzdė ir maža. Tai gal dar vis dėlto pavyks šiandien ir praplaukti, o ne ąžuolai. Tai toks truputėlį ir pradžiugino, ir truputėlį įkvėpė, ne ąžuolai. Tai gal ir vis gera gausias dar. Prasivakščiom, praėjom, dar paplauksim. Žiūrėjau daug maž, mes jau tau Platelių ežerų gavos apie 10 kilų praplaukti. Nu ir čia busim dar prasivakščiam apie kokius 5-6 kilus turbūt. Ir jeigu dar ten praplauksim, kokį 10 kilų, tai šiandien busim šaunuolė, ne? Jo. Ir beliks mums dar kokius 3-4 atkarpas. Ir busim praplaukti su babrunga. Ten su Plangiškės kalbėjo. Ir kas tada liks mums? Nu tada jau vėl kitą upę bandysim įveikti. O kas yra susijungs su babrungu? Minija. Gal plauksim miniją? Reikės minija visą nuo pat pradžių plaukti. Jo. Nu bandysim. Va, šitą babrungs. Aplauksim, ką žinau dabar. Jokauju. Čia ir ne babrungs, čia į babrungą įtenkantį kažkokį kitą mažą upelę dalis, bet gal iš kanalų šiaip sutė kas nors. Ne, čia tikrai ne babrungs. Pasibaigė. Žemės dalyko. Nu, vis dar einam. Arba mūsų temsla baliets, arba vis dėlto onsas toliai irda. Na, lauką jau matos, tai. A čia gal čia jau upė. Nu, tokie karklynai užaugę labiau į pelkynus čia užneša, bet tai gali būt, kad ne už kalnų jo virbus ta virvytė. Skau virvytė ta babrungas. Virvytė. Jau virvytę viso įveikėm. Tai dabar mūsų yra babrungas užduotis įveikti. Va, žiūrėkit, priėjom babrungą. Tai dabar žiūrėsim, ar įmanoma, neįmanoma čia kažką daryti. Į tą pusę pažiūrėsi, tai čia baisiau nei bais. Reikėtų pažiūrėsi, nieko geriau irgi nesimato. Bet biški už po kampo kažkoks bent mundau jau tolieškaun. Tai tą pusę mums nesvarbyti, jeigu čia būna ir Kemsina, Maurina. Mums svarbiausia ten tą pusę. Žiūrėjom. Babrungas. Nu, čia tai dar visai. Nebloga? Ką? Nu, žiūrėk, čia iš tikrųjų visai normaliai atrodo netgi. O čia įsileis taip, o ne? Aišku, medžių privertusi bus. Lemba, reiks tampyti, kažin kaip mes prasitėmsim per tus medžius nuvertusius. Ką? A, bandysim? Tu mane čia nuleisi suvalti mane. A, tai bandom? Jo. Nu, baidarį jau apačio. Kapitoną paėmų ir lekam. A ne, kapitonė? Jo. Nu, čia nusimatys irgi sudėtingus plaukiems.
Naktinis. Nu, tikėkimės, kad nesutems. Atsisėsk. Sėsk, kur išeini. Kuria aš galą? Nu, tai gale visada sėdi. Ai, ne, tu priekyje, palauk, tai persidings. Nu va, babrungs jau normaliau pradėti plaukti. Tai čia dabar bandysim, mane ąžuolai, prilaikyk irklą. Aš čia ko gero dabar truputėlį net neirkluosiu, nes matėm, nuvirtusi medį reikės prasitempti. Tai pažiūrėsim, prasideda vėl kenksima, veksina. Įvindau toks vėsesnis jau. Kapitonė. Žiūrėk, jeigu ten toliau apželtų, vėl parsinešim atgal baidarę ir nebeplauksim. Nes ten neapsimato, kur beplaukti, ar begalima, ar nebegalima. Jeigu negalima ir yra tokie pat žolynai, kaip ten pačioj pradžioj, tai tiek to. Ieškosim geresnių vietų. Eina, sau, čia net kojų persikelti. Oi, čia dugnas. Purvinas. Kapitonas nori visai mane visą išnaudoti. Jam reikia plaukti ir viskas, a ne? O, matai, medžiai nuvirti. Čia reikės kažkaip tai prasinešti. Bet visų pirma, aš tavi čia palieksiu. O tu pabūk čia. Aš einu pažiūrėti, ar ten įmanoma toliau praplaukti, gerai? Nu va, einu toliau pažiūrėti. Čiau. Eina, sau čia. Smung, dumblinai. Reikėjo man iškart turbūt praeit pasižiūrėti, o ne prisipūtus. Na, bet jau ir kad ir. Jeigu toks gylis, tai čia mes galėtumėm varyti kaip su kateriu. Munko, čia. Vis neįmanoma, man atrodo, plaukti. Tas, nu. Labas. Dar vieną bebrų nuolaužą. Nu, aš tuoj dar čia už kampelio pažiūriu, gerai? Čia užtruksimės 10 valandų, kol viskam prasinešiosim. Bus jau ir sutemi. Tai... Ką? Tuoj ateinu. Jo, čia reikėtų atvažiuoti čia deiną, kol dar nebus sutemi. Nes čia labai ilgai užtruksim. Sutems dar. Nu tai šiandieną, ko gero, bus Babrungos upė pradžia atrasta. Bet, nu gal... Varysim kietą kartų, gal čia kelsim, šalia pradėti pažiūrėti. Nu ką? Būsim ąžuolai be reikalo prisipūtę. Labai daug nuvirtusių medžių. Čia reikėtų mums nebent dieną atvažiuoti ir bandyti po truputėlį žaisti, jeigu šilta diena bus. Nes dabar tuoj sutems. Ką? Vandenį? Ką? Ne, reikia lipti lauk ir susipakuoti viską. Viską susipakuosim. Ir tada reikės laukti išlipusiems. Nes atvažiuosiu, mes dar būsim čia, tai reikės viską tvarkytis, vėl laiko gaiš. Nu nežinau, jei kas nors žiūrat, patarkite, ar mums čia toliau tos vietos pradėti plaukti, ar ieškoti ten plaukti toliau nuo plungį. Mažiai kiek kelių. Lemso priputėm bereikal, praplaukėm kiek čia kelias minutės. Va vėl pakautais. Nu nieka, bet turbūt kitą kartą čia ir pradėsim vėl, ne? Įsiminsim Babrungo vietą. Ir čia tvarysim, badysim dieną visą čia, nuo ryto. Nes ko gero, kad čia ilgai reikės užtrukti tais kamsynais. Iki vakaro. Jau taip, reikės prisidėti šašlykų, Coca-Colos, picų. Salumynų. No. Ir bandyti įveikti tą atkarpą. Ja. Toliau gal vis gerės ir gerės. Gal.